Mes galim padaryti sezoninį žieminį batą su avikailiu, su guminiu padu, kad vaikas neslystų žiemą, bet į tą batą mes galime sudėti visas jam reikalingas korekcijas. Nebūtinai ortopedinis batas yra tik basutė. Tai gali būti sezoninis, sportinis, laisvalaikio batas su visom reikalingom korekcijom ir su įvairiausiais pašiltinimais. Tai su oda, demisezoniniu pašiltinimu, avikailiu, tepuras, pasirinkimas yra didelis. Spalvų ir dizainų yra labai daug. Pirmiausia, atvykus pacientui pas mus, klientui, apsitariam, kokį modelį imam. Kada tas batas bus nešiojamas. Jeigu darželyje, tai basutė, jeigu vaikas paauglys ir daugiausiai laiko praleidžia mokykloje, tai kažkokia avalynė, kuri tiktų mokykloje, kad vaikui kojos nekaistų. O toliau renkame spalvas. Tai spalvos yra kataloginiai variantai arba turime odų pavyzdžių, 100 spalvų ir yra programa, su kuria mes susidėliojam spalvas taip, kaip nori vaikas. Mes parodom pavyzdžius, įsijungiam programą ir vaikas sako, man šitą spalvą, dėk šičia užsigimą. Man šitą spalvą, padarykit užkulnį. Jie gali išsirinkti savo spalvas nuo A iki Z, netgi siūlo bato pado, raištelių spalvą išsirinkti, susidėlioti taip, kaip jie nori. Ir taip darom tam, kad vaikas nešiotų savo mėgiamus batus.